Toks širdį veriantis balsas pasitaiko tik kartą per šimtmečius. Tokį skausmingą likimą gali atlaikyti tik stipriausios asmenybės. Prancūzų estrados legenda, kuriai plojo visas pasaulis. Sunkaus charakterio žvaigždė, kurios nuotaikų kaita sukeldavo šoką. Scenoje ji buvo mylima ir dievinama. Gyvenime nesuprasta ir nelaiminga. Grandiozinė premjera, sukrečianti biografinė drama, sensacingai atnešusi Oskarą prancūzų aktoriai Marion Cotillard. Dar vienas Oskaras atiteko sudėtingiausio grimo kūrėjams. Edith Piaf, Rožinis gyvenimas. Šeštadienį, 9 vakaro per Baltikum auksinį.